Kokių idėjų vedama pradėjai kurti? Nuo kritimo žemyn. Visi procesai, manau, visų gyvenime didžiausi iškilimai vyksta tada, kai tu nukrenti žemyn. Ir kada tu nebeturi ką prarasti. Tada tu nebėjai atsispirti, eiti į priekį, apsijuokti, nes jau ir taip gyvenimas, ir pažeminta, ir išjuokta, ir praėjusi visas baimės. Ir didžiausi įvykiai ir kūrybiniai procesai įvyksta tada, kai tu nebeturi ką prarasti. Dažniausiai, kai tu jau nuleidi rankas ir sakai, aš tiesiog nebeturiu prošvaisčių gyvenime, tau kažkas atneša kažkokį mažą spindulėlį į tavo gyvenimą ir tada tu užsikabini. Tai buvo ir taip pat ir man, aš gavau rankų darbo kremą ir pagalvojau, kad jeigu kažkas pagamino šitą kremą rankomis, galiu ir aš. Mes žmonės labai dažnai pamirštam intuiciją. Ir jeigu kiekvienas iš jo mes ją vadovautumėmės, mes būtume patys laimingesni. Pas mane yra ta emocija, kad aš užsidegu, greitai padarau ir kartais po to pagalvoju, ar tai buvo teisinga, bet 80% iš to visada buvo teisinga, nes tai buvo intuicijos vedama. Ta pati kosmetikos gamyba, ne jį prikėlė galbūt mane iš tos duobės, kurioje buvau, bet prikėlė kūrybą. Ir kiekvienas iš mūsų tas, kada esame duobėje, kada imkime kurti. Viskas tavo gyvenime yra kūryba, kas tau suteikia emocijas. Emocijas tas, kai tu nori atsikelti ir tu nori imtis veiksmo. Jeigu tu atsikėlei su ta nuotaika, kad aš noriu apsiversti ant kito šono ir sulaukti vakaro, ką irgi turbūt net 3 mėnesius buvo toks gyvenimo periodas, kada atsikeldavau ir sakydavau, kiek liko iki vakaro, kad vėl miegoti galima būtų. Bet niekas dėl to niekada nekaltas. Kaltas tik tu esi pats, kad tu daėjai iki to. Ir jeigu tai supranti, kad tai yra tavo gyvenimo pamoka ir kad ką iki šiol darei, tave vedė iki šio momento, tai yra viskas labai gerai. Mes dažnai mėgstame kaltinti kitus, kad man pasakė kažkas, tai mane įžeidė, bet tau tik te parodė tavo silpnybės. Ir jeigu tu nekaltinsi to žmogaus, o pagalvosi, jisai suteikė man galimybę suprasti, kas tai yra mano silpnybės ir eiti toliau. Nors kartais aš pagalvoju, turbūt apie 2 metus iš šitą mintim įsikibus ėjau ir žiūrėjau kiekvienas, kas palies mane ir kas sužeis ir kur mano silpnybės, o po to net pagalvojau, gal per ilgai tą darau. Kodėl aš visada ieškau tų savo tik tai silpnybių ir su joms bandau dirbti. Ir tada supratau, kad reikia man ieškoti tos laimės. O kada jauti laimę? Tada, kai jauti aplinkai dėkingumą. Čia yra turbūt pati svarbiausia. Niekas tave nepadarys laimingu, kol tu nepradėsi jaust dėkingumą. Žmogui praėjusiam šalia ir nusišypsojusiems. Bet tada ateina laimė. Tik tai dėkingumą irgi nepasakyti reikia, o jį pajausti. Ir greitai to nepavyksta. Pradžioj tik kartoji, kad aš dėkinga savo, kad aš baigiau šią dieną, kad aš padariau šias darbus, bet po to kartojimo po truputį ateina tas jausmas. Ir visiškai yra normalu, jeigu tu iš karto to nejauti, bet jeigu tai yra tavo tikslas jausti, tu jį pasieksi.